Kovo 7 dieną nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo išvakarėse Verdenės gimnazijos mokiniai jau 6 kartą iš eilės tapo respublikinio konkurso Visa Lietuva šoka, kurį organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras, dalyviais. Turime kuo pasidžiaugti, pasididžiuoti, esam įvertinti ir apdovanoti 3 ir 1 laipsnių diplomais, specialiuoju prizu, padėkos raštais. Šiandien noriu padėkoti 9 klasės mokiniams ir jų tėveliams, kurie ir pradėjo gražią lietuvių liaudies šokio ir ratelių lietuvių liaudies kelionę. Ačiū 5 klasės mokiniams ir jų tėveliams, kurie tą kelionę šokant tęsė Visagino Verdenės gimnazijoje ir ne tik, netgi kitose Visagino ugdymo įstaigose. Ačiū pradinių klasių mokytojams, kurios nuo pat 2017 metų kartu su manimi nepailstamai, atsakingai šiame konkurse dalyvauja. O šiandien ačiū visiems administracijai, darbuotojams, mokytojams, mokiniams ir visiems susirinkusiems pašokti Lietuvai. Pirmoji pilietiškumo savaitė subūrusi gimnazijos bendruomenę dalyvauti įvairiuose renginiuose, skatinančiuose pilietinio sąmoningumo ugdymą. Buvo surengta prieš 3 metus. Šiemet renginių ciklas skirtas pilietiškumo stiprinimui, pavadintas Jaunas ir pilietiškas, vyko Verdenės gimnazijoje nuo vasario 16 dienos iki kovo 11 dienos. Pilietiškumo savaitė nepasimetė tarp daugybės kitų gimnazijoje vykstančių renginių, bet tapo tradiciniu ir reikšmingu įvykiu, pabrėžiančių valstybinių švenčių, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos svarbą. Žodžiai pilietis, pilietiškas šių dienų kontekste skamba vis dažniau, nes esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, tampa aišku, kad turime būti vieningi, stiprus, pilietiškai aktyvūs, ugdydamiesi bendražmogiškas vertybės, saugodami ir puoselėdami savo kalbą, kultūrą ir tradicijas. Kiekvienam svarbu suvokti, kad pilietiškais netapsime vien mojuodami trispalvėmis ar pasipuošdami tautinę atributiką. Pilietiškumą turime išjausti ir demonstruoti jį kasdien savo tokiu elgesiu, kuris daro mūsų Lietuvą stipresnę. Šiandien gimnazijoje vyksta dar viena pilietiškumo pamoka, kurios tikslas puoselėti tradicinius šokius, telkti ir vienyti gimnazijos bendruomenę, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautimą. Marceliuke, ką ir
bulgutis veikia, bulves kukta gručkis kupa vakarienė kaičia, bulves kukta gručkis kupa vakarienė kaičia. Kovo 10 dieną Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai ir mokytojai džiaugsmingai žygiavo miesto gatvėmis, minėdami 35-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Iškilmingo maršo metu per miestą buvo nešama 30 metrų ilgio Lietuvos vėliava, kuri vėliau buvo nugabenta į Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčią pašventinimui. Eisenoje dalyvavo apie 500 Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokinių. Ši mokymo įstaiga jau 3 metus iš eilės organizuoja tokias eisenas mūsų mieste. Iškilminga ir spalvinga eisena prasidėjo prie centro pastato ir tęsiasi Kosmoso, Parko gatvėmis bei atnaujinta Sedulinos alėja. Šioje alėjoje per visą ilgį ištiesta vėliava atrodė ypač įspūdingai. Tuomet kolona pajudėjo Santarvės aikštės link. Kolonos pakraščiuose mokiniai nešė valstybinės vėliavas. Šis didingas renginys traukė praeivių žvilgsnius, kurie skubėjo įamžinti akimirką savo išmaniaisiais telefonais ir pasidalinti jie socialiniuose tinkluose, parodydami, kaip Visagine švenčiama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kai eisena pasiekė savo maršruto tikslą, didžiulės vėliavos kraštas buvo pakeltas iki bažnyčios durų, o likusi jos dalis sklandžiai nusileido iki laiptų papėdės. Klebonas Raimondas Jurolaitis sukalbėjo maldą ir pašventino vėliavą. Mes galėtume mūsų už tą laisvę branginti, taigi padėkokim šiandien Dievui, kad gyvenam laisvoj Lietuvoj ir prisiminkime, kad mes visi esame atsakingi už šitą laisvę. Pasimelskime ir paprašykime Dievo pagalbos, kad mes galėtumėm būti šio krašto pamatu. Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas Petkūnas pasveikino visaginiečius su nepriklausomybės atkūrimo diena ir pabrėžė, kad pasiruošimas tokiai eisenai visada vyksta draugiškai, suburia ir suvienyje centro bendruomenę. Mėly visaginiečiai, noriu Jūs pasveikinti su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 35 metai laisvės, 35 metai nepriklausomybės. Per šitą laikotarpį vaikai tų, kurie gimė nepriklausomybės pradžioje, dabar jau eina į mokyklą. Ir po kelių metų jie baigs. 2 kartos jau suspėjo užaugti nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje. Istoriškai mažas laiko tarpas, tačiau labai brangus mūsų kiekvieno širdžiai. Ir šiandieną aukštai kelkime galvas, aukštai kelkime vėliavas. Vieną atnešėme čia. Ilgą vėliavą, net 30 metrų, ją pašventinome, nes laisvė mums šventa. Ir lai būna šis šventas laisvės jausmas su mumis. Didžiuokimės juo ir būkim pasiruošę ginti. Su kovo 11-ąja, su Lietuvos nepriklausomybės diena, mėly visaginiečiai. Kovo 11-ąją visaginiečiai kartu su visa Lietuva šventė 35-asias nepriklausomybės atkūrimo metines. Tądien Visagino kultūros centras pakvietė visus miesto gyventojus pasinerti į muzikos ir šokio pasaulį kartu su kūrybiniais miesto kolektyvais bei profesionaliais atlikėjais. Kaip įprasta, kultūros centro draugystė foje buvo surengtos šventinės kūrybinės dirbtuvės vaikams – talentų mugė. Vėliau vyko iškilmingas koncertas, kuriame pasirodė talentingi Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Seimo narys Jevgenijus Šuklinas, vicemeras Vitalijus Besakirskas ir administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas. Šventės kulminacija tapo šokio teatro Šeiko šokio teatras spektaklis Aš kovo 11, kuris buvo parodytas Visagino kultūros centro Banga salėje. Žiūrovams buvo pristatyta šeimos drama
paliečianti universalius žmogiškuosius išgyvenimus, vidinius prieštaravimus, vienatvę, išdavystę, kovą už savo vertybės. Spektaklio veiksmas nukreiptas į praeities įvykius, kviečiantis kiekvieną atrasti kovo 11 savyje.